Labas rytas. Noriu pasidalinti savo mintimis, suvokimu, kaip galima apsijungti pasauliniu mastu esant, tarkim, paimsiu lietuvius įsibaršiusius po visą pasaulį į tą vieną kaip bendruomenės apsijungimą, kaip ir mokina, dėsto mokomąją medžiagą daktaras Olegas Nikeišinas. Kas gyvena Amerikoje, kas gyvena Lietuvoje, kas Rusijoje, kas Ukrainoje, kas Airijoje, kas Anglijoje, Australijoje. Bet ateina toksai naujas etapas, kaip bendruomenės kūrimas gali būti kaip per oro jurisdikcija virtuali, bet dirbti vienam tikslui. To niekada nebuvo, vat ir Olegas taip pat sako, vat ir išminties žodis irgi taip pamini, kad to dar nebuvo, kad bendruomenė būnant virtualioje erdvėje gali veikti vardant išlikimo dėl people, liudėjai ar populus. Tai vat paskaitysiu išminties žodžio, kaip pranešimą, kaip kertinius taškus, kad pagalvotumėme gerai, ar tikrai esame pasiruošę vienytis ir atlikti teorijas praktiškai. Ar dar iš tikrųjų nepribrendo reikalas dirbti dėl savo ir kitų labų. Ir čia yra viskas gerai, nieko nėra smerktino, jeigu kas yra nepasiruošęs. Tokiam apsijungimui, draugystei reikia būti jau iš savo daržo išsirinkusius akmenis. Reikia būti jau atradęs tą tokį kaip balansą, kaip ramybę, suvokiant, nu ką aš vienas. Tai vat. Išminties žodis, 2 tomas. Baigėsi apmokymų laikas ir atėjo praktinių užsiėmimų veiksmai. Mes įžengėme į tą etapą, kuris gali juntamai parodyti, kad pasaulis apskritai juda neteisingų kelių. Ego tenkinimo keliu, prisirišimų keliu, nedieviškų kelių. Ta mes jau aiškiai suprantame, matome ir konstatuojame faktą. Todėl tai, ką mes darome su mūsų pasiuntinio pagalba, tai pasiuntinio pagalba yra Tatjana Mikušina iš Rusijos, kuri užrašė tos diktavimus, kaip iš jos biografijos buvo apie 50 metų, ar kaip gyveno visiškai paprastame, tokiame kaip Chruščiovkės butelyje, buhalterė, neturinti šeimos, vaikų. Ir vieną gražią naktį tiesiog atėjo srautas, kaip, tarkim, ateina pas mane srautas, ateina pas tave gal srautas. Ir tiesiog tave prižadina, sako, sėdi ir rašai tai, ką mes tau perduosim.
Tai va, ta Tatjana Mikušina, tai yra tas pasiuntinys, kur jos dėka yra išleistos šitos išminties žodžio knygos. Kaip pranešimai, kaip realiai pranešimai kertiniai elementarūs svarbus ženklai, išeinant iš to egoistinio prisirišimo ir nedieviško kelio, arba bent jau išėjimas iš kažkokios religijos ir atsitraukus nuo tam primestų įsitikinimo sukūrus egregorą, išėjimas iš tuo egregorų lauko ir tapus laisvam, gyvenant širdimi, dvasia ir prisiimant atsakomybę prieš Dievą, prieš save ir prieš kitą. Tai va, todėl tai, ką mes darome su mūsų pasiuntinio pagalba ir jums dalyvaujant, bei jūsų betarpiška pagalba, gali nepatikti labai daugeliui tiems, kurie priprato veikti senais metodais. Ir čia nepakeičiamas dalykas bus susivienijimas. Susivienijimas visų šviesos nešėjų, kurie pasiruošę naujais principais jungtis į vieningą pasaulinę bendruomenę. Tai, ką lygiai ir daro Olegas Nikišinas. Todėl, kai suradau Olegą Nikišiną ir ką jisai kalba, tai atėjus sapnams ir pranešus kaip ženklus, kad panašus mąstymas, panaši energija, o gal net ir vienas srautas tarp manęs ir Olego, kur norisi iš tikrųjų padaryti gerą ne tik dėl savęs, bet dėl mūsų visų ir tuo pačiu mokytis susivienyti iš naujo, bet pasauliniu jau mastu. Fizinėme plane galite statyti nausėdijas ir kurti ištisas atskirai esančias gyvenvietės. Viskas jūsų rankose. Tačiau visada prisiminkite, kad pagrindas yra bendruomenės dvasioje sukūrimas. Pakartosiu. Tačiau visada prisiminkite, kad pagrindas yra bendruomenės dvasioje sukūrimas. Aš tai pasakyčiau, kad tas ketinimas, matymas, jungtis į bendruomenę, vienijimasis, vien todėl, kad pirmiausia, kaip atlikti užduotį, pareigą, šitai žemei tokia kaip kertinį tikslą, o atlikus tokius darbus kaip gebėjimas būti tarp skirtingų ir būti vieningiems, tai paprasti people, liūdį, populos mes nemokame. Mumis išskaidė materiją, tos pigus tas vartotojiškumas. O pasižiūrėkite, kaip globalistai, kaip masonai, kaip magai, kai joda magija, tarkim velniai ar kažkokia sekta, kurie sukuria egregorą, kokie jie yra vieningi. O kodėl nėra tarp mūsų paprastų, bet nepaprastų, išrinktųjų, balanso nešėjų, šviesos nešėjų? Nėra to vieningumo. O nėra todėl, kad
ego ir tas nepriteklius arba noras vaikytis pinigų yra stipresnis nei pati sielos išsigelbėjimo metodas, būdas, gyvenimas. Ne visiems karminės aplinkybės susidėlioja palankiu būdu. Ne visi galės susijuosti ir leistis į kelią pagal pirmą mūsų šauksmą. Deja, ta karma, tos karminės aplinkybės, kurias turite su savo šeima, turi būti išspręstos pirmiausia. Negalite turėti prievolių visuomeniai ir apsigyventi mūsų bendruomenėse. Negalite į šalį nustumti savo vaikų ir veržtis į ateitį. Jums nepavyks, neišsprendus šeimininių problemų ir savo vidinių problemų, tapti tinkamu bendruomenininku. Taip, mums reikalingas pavyzdys fizinėme plane. Tačiau tam, kad organizuotume šį pavyzdį, reikalingos švarios rankos ir tyros širdis. Bet kuri jūsų drabužių dėmė bus neišmanėlių padauginta ir jie visam pasauliui pasakos, kokie jūs apsileidę ir neprižiūrite netgi savo drabužių. O drabužis gali būti vėl yra fizinis, suknelė, kelnės, baltiniai. Ir taip pat yra drabužis mūsų fizinis kūnas. Drabužis yra mūsų įpročiai. Drabužis yra mūsų širdies kokybė. Drabužis yra mūsų mintis, kur iš visų tų minčių, jausmų, emocijų, žodžių, veiksmų, įpročių, charakterio savybių, vadinasi, tas vienas drabužis, audžiame naują kažką tai, kad galėtume šitoje tironijoje, demokratijoje išlikti gyvi ir išgelbėti sielas, išgelbėti savo fizinius kūnus, kuriant gyvenimą visai kitaip. Kad neutilizuotų. O ta utilizacija vėl, jinai nieko nėra tokia bloga. Mirtis tai yra egzamino išlaikymas, ar mes įvykdėme užduotį. Tai yra toks perėjimas, praradus tankų, sunkų į tą kūną, atgavus tą subtilę energiją, sielos energiją, kuri eina kažkur tai, kaip dūmas išrūksta, į vėl persiauklėjimą ar dar kažką tai. O paskui vėl bus, jeigu išeis, jeigu nebus ta siela iš visų sudeginta krosnyje, vėl kažkada vėl atgimsime ir mes vis tiek turėsim mokytis to vieningumo, tos draugystės principo pagal dvasią. Ne pagal materiją, ne pagal pinigų kiekį, ne pagal daiktų kiekį, bet pagal dvasią. Dvasios išprusimą, išsilavinimą, sąmoningumą, suvokiant, kad mes esame tik tai svečiai čionais. Tai išmokime elgtis kaip svečiai, gerbdami, mylėdami vienas kitą, be pretenzijų, be priekaištų. O tiesiog savęs paklausus, o ką man visa tai? Ką man keiksmažodžiai? Ką man alkoholis? Ką man tas smirdantis tabakas? Ką man vaistai? Ką man tų daiktų pirkimas vis dar ir dar ir dar? Kam?
juk to mes niekas neišsinešim. Tik išsinešim tas įdėtas pastangas, kur nulaužė prisirišimus, kur nulaužė tą mūsų sergantį ego ir kur nulaužė tą nedieviškumą. Kada mes išmoksime kalbėtis, kiekviename įmatant, kad aš kalbu su Dievu, kad kiekvienas mes esam ta dieviškoji dalelė ir kiekvienas, aš su tavimi dabar kalbu kaip žiūrėdama Dievui į akis. Pagal tą genezės, pagal dieviškai kontraktą. Ir dabar įsivaizduokite, nesąmoningai stovi prieš mane Dievas, angelai. Ir aš įsitraukiu butelį vyno, ar degtinės, ar alaus. Įsipilu ir tiesiog pradedu kvėpuoti tą chemiją. Jeigu sako, praeidami gatvę neturiu to šnapso, įsitraukiu cigaretę ir pučiu dūmus Dievui į akis. O Dievas tas kitas žiūri ir galvoja su meile. Žiūriu aš, tarkim, į tave su meile, kai tu rūkai. Ir galvoji, ar būtų galima be to gyventi? Kam tu žudai save? Kam? Ar reikia šito? Tai ir kai mes išmoksime sutikus kiekvieną fizinį kūną, matant jame Dievą ir tas būtybės, kurios yra amžinos, tik keičia formas, mes automatiškai daugelį veiksmų pakeistumėm savyje, nes pasidarytų gėda. Todėl reikia labai išminties užkabinti popului ar kokiam liūdynai širdį iki sielos gelmių, kad paklausti, kam tu tai darai? Kodėl savęs nemyli? Kodėl savęs tu negerbi? Todėl ir būtinas reikalingos švarios rankos ir tyros širdis. Tyrumą aš priskaitau prie to, kai stovi šalia manęs, ten išgėręs ar parūkęs, ar apsivožęs kažkom tai, bet tu turi žiūri tyra širdimi ir galvoji, kam? Ar būtų galima be to, be jokių pretenzijų, be jokių priekaištų. Bet būnant, gyvenant toje tirštumoje tarp liaudės ir kaip aktorių, gali būti dažnai, kam atrodo, kad aš kažką tai reikalauju, kad visą tai reikia keisti. Ne, aš nereikalauju. Aš tiesiog vadovaujuosi išminties žodžio patarimais. Aš vadovaujuosi savo patirtimi, žinodama ir patikrindama, kaip gera gyventi, kai tu esi laisvas nuo prisirišimo. Jūs neįsivaizduojat, kokia tai yra laisvė. Pažaboti tą savo protą, nustoti daryti visokį šūdą. Kai tu esi laisvas nuo savęs žudančių programų. Aš žinau, kad tai yra sunku.
Aš žinau. Užtat, kai ateina sunku padaryti sprendimą, pakalbėkit su savo širdimi, su savo ląstelėmis, su savo tuo organizmu, kuris vadinasi fizinis kūnas. Su savo smegenimis pakalbėkite ir pasakykite. Paklauskite, kaip organizmas jaučiasi, tas dieviškasis organizmas jaučiasi taip, kaip mes elgiamės. Ir po truputį, kai tos kalbos su savimi jos įgyja tokią formą ir išgirsta kažkaip automatiškai. Žmogaus protas, galvodamas, tu kurmi, rimtai. Ką aš čia dirbu su savim? Ir būna dažniausiai, sako, prabudimas yra koksai. Prabudimas yra įmatyti save, kur aš save traumuoju. Nors, kol būna sergantis protas, sako, ne, čia viskas yra gerai. Pagėriau, parūkiau, pasimylėjau, su bet kom gyvenu, toksiškose santykiuose, einu į darbą, kurio nekenčiu darbą. Visur yra blogai, politikai blogai, viskas yra blogai. Chemtrailai, maistas, viskas yra blogis, mumis čia dabar žudo. O mumis žudo tam, kad mes prisikeltumėm, suprasdami, ar mes neprisidedam prie to žudimo. Tai nereikia mums pjaustyti kažkam tai kojų rankų ar gerti kraują. Mes savo įpročiai, savo elgesiu, savo neišmanimu, savo to autopilotiniu režimu užvesti, kaip biorobotai mes tiesiog skriaudžiame save, skriaudžiame artimą ir mes nesusikalbame. Todėl ir nėra to vieningumo, ir kurio mes turime mokytis. Gerai, toliau. Todėl, kaip sakau, negalvokite, kad aš reikalauju, kad jūs pasikeistumėte. Ne, brangieji. Ateis ta diena, kai jūs patys suvoksite ir prisimsite atsakomybę keisti save. Tiesiog keisti save be jokių o tu. Žiūrėkim tik savęs. Ir junkimės į pasaulinę bendruomenę per dvasią. Todėl į pirmą vietą iškyla klausimas surasti tų žmonių, kurie jau pasiruošę, kurie savo praėjusiuose įsikūnijimuose jau įrodė savo ištikimybę brolijai. Ir šiame įsikūnijime jiems pavyko neapsunkinti savęs pernelyg dideliu karminiu bagažu. Tokie bendruomenininkai, tokie bendradarbiai sugeba sukurti bendruomenės brandulį. Ir visi likusieji, kurie atvyksta į bendruomenę, stengsis sekti tais elgesio, reikalų tvarkymo ir ūkininkavimo pavyzdžiais, kuriuos sukūrė šie kelio praskinėjai. Jums reikės pradėti tuščiame lauke. Nėra sektinų pavyzdžių, kuriuos galėtume rekomenduoti. Yra teorija. Yra ištisi tomai apie bendruomenės kūrimą. Tačiau nėra tų, kurie įgyvendino instrukcijas praktikoje. Aš saugau savo bendruomenę. Aš būsiu su jumis visose jūsų reikaluose.
Aš sugebėsiu apginti mūsų tvirtovę, mūsų forpostą žemėje. Bet tai, ką pasakiau, nereiškia, jog visur turite pasikliauti manimi ir Dievu. Jums reikės pasiraitoti rankoves ir visą būtiną darbą fizinėme plane atlikti patiems. Aš palaikysiu jūs subtiliajame plane. Aš apsaugosiu jūs nuo pasikėsinimų tų, kurie apsėsti pagiežingų būtybių ir šėlsta vos tik priminus apie bendruomenę. Bet tik kurdinti šiuos šėlstančiuosius į ligoninę ir pasirūpinti apsaugą nuo tokių bendruomenės nedraugiškų žmonių turėsite patys. Aš perspėju jūs apie tai, kas gali įvykti ir kokias kliūtis galite sutikti savo kelyje. Todėl nešvęskite pergalės, kai dar neišėjote į mūšio lauką. Galite ir nepraeiti. Anksti ilsėtis ant laurų ir galvoti apie poilsį. Mūsų reikalas pačiame įkarštyje. Ir reikalingas visas jūsų budrumas, vikrumas ir mokėjimas, kad nepakliūtumėte į bėdą ir neįklimtumėte į sumaniai supintas biurokratinės bei valdininkų gudrybės. Dabar mūšio laukas persislinko į valdininkų kabinetus, į teismus ir inspekcijas. Todėl jums reikia žinoti įstatymus, reikalų tvarkymo būdus. Tai va, įsivaizduokite, išminties žodį jau turiu, skaitau 5 metai, 6. Olego pradėjau klausytis, grubiai tariant, nuo rugpjūčio. Ir išminties žodį parašyta, kad būtent ir sapno metu, ką aš ir dabar matau, kad tose knygose Black Lock Dictionary yra atsakymai. Vat ir todėl jums reikia žinoti įstatymus, reikalų tvarkymo būdus. Ir kaip apsijungia išminties žodis su Black Lock Dictionary mokymais į vieną. Paprasčiau buvo tada, kai viskas spręsdavosi kautynių lauke. Priešas stovėdavo tiesiog prieš jūs ir žiūrėjo jums į veidą. Dabar visi jums šypsosi, bet iš pasalų daro savo piktus darbus. Ir nežinote, kokiame kabinete pasislėpė pavydo gyvatė arba keršto skorpionas. Baigėsi mokymo laikas ir atėjo praktinių užsiėmimų veiksmai. Parodykite, kas sugebate ir kiek saugote valdovų priesakus kasdienybė sumaištyje ir biurokratinėje painiavoje. Daug jums reikės padaryti. Nieko panašaus dar nebuvo sumanyta. Yra planas ir jį reikia gyvendinti. Ar yra tarp jūsų savanorių? Aš esu Elmorija. Taip pat kaip ir Olegas minė irgi. Tai yra pirmieji prachodci. Mes esame pirminiai, kurie apjungs Genezės Dievo kontraktą arba valdovo pranešimus, kaip mums, humanams, iš beždžionių monstrų, tapti kūrėjais. Dirbti pagal 3 jurisdikcijas, pagal oro, žemės ir jūros. Apsivienydami dvasia ir išgelbėdami savo sielą. Ir tuo pačiu žaisdami tokį įdomų suktą žaidimą. O ar laimėsime ir ar mes norime laimėti, tai priklauso nuo mūsų ketinimo, nuo mūsų švarių rankų ir tyros širdies.
Nieko daugiau. Na ir žinoma priklauso nuo žinių. Žinant įstatymus ir tvarkymo būdus, kaip mums sąveikauti, komunikuoti su korporacijomis, su biurokratija, kuri slepiasi po gražių žodžių demokratija. Ar yra savanorių? Ar yra? Atsisėdėti, ramiai pabūti kažkur tai galite galvoti. Bet nuo savo lemties mes niekur nepasislėpsim. Niekur. Ar mes būsim bailiai triusikai, ar mes būsim tvirti, užsispyrę ir konkretus žaidėjai. Tas pasirinkimas ir lemia rezultatus. Gražios dienos.